Sveika. Šiandien šį video skiriu moteriai, kuri ieško savęs. Jau galbūt ir šiek tiek šypseną keliantis pasakymas, ar ne, kad ieškau savęs. Tačiau aš tave suprantu. Ir tikrai ėjau šią kelionę ir lygiai taip pat bandžiau kažką savo viduje apčiuopti. Ir tikrai nesistebiu, jog kartais tai mums užtrunka labai ilgai. Kodėl? Apskritai, ką reiškia aš, ieškojimas savęs, ką mes norime surasti. Šiai dienai aš turiu atsakymą, kad savęs aš tai yra tai, kur aš jaučiuosi geriausiai, tai, kur aš jaučiu malonumą, ten, kur aš galiu praleisti beprotiškai daug laiko, ten, kur aš jo neskaičiuoju, ten, kur aš to tiesiog tirpstu iš pasimėgavimo. Ir atrodytų, čia tik tiek ir tereikia, tačiau aš tave mieloji puikiai suprantu, nes tikrai yra nemažai moterų, kurios tiesiog nežino, kas joms patinka. Kodėl? Atsakyti galiu vėlgi labai paprastai. Įsivaizduokite, jeigu visą gyvenimą jūs vertė valgyti jums nepatinkantį maistą. Taip, jūs prie jo pripratot. Kažką atsirinkot, kas mažiau neskanu, negu kas yra visiškai neskanu. Ir taip įpratot išgyventi, besimaitindama to šiek tiek jums patinkančių maistų. Ir dabar jūs radot galimybę liktai prieiti prie stalo, kur yra visiška gausa patiekalų, kur niekada to gyvenime galbūt tokios gausos nematėt. Ir dabar sako, kas to iš to stalo skaniausia? Kas tau patinka? Ir tu nieko nežinai, nes tu niekada dar to gyvenime neragavai. Tai vienintelis dalykas ir būdas, kaip gali tai sužinoti, imti ir pradėti ragauti. Pasikliauti savo intuiciją, pasikliauti savo pojūčiais, ten, kur tave traukia, imti ir ragauti. Ir tik tais tokiu būdu susikurti savo naują meniu, kuris tau šią akimirką yra labiausiai skanus, labiausiai priimtinas ir iš kurio tu gali labiausiai mėgautis. Ir taip keliausi toliau per gyvenimą, dar labiau plėsi savo skonis ir žiūrėsi, kad galbūt kažko prisiragavai. Kad kažką jau galiu pakeisti į naują patiekalą, į naują maisto produktą. Ir tik taip susikursi tai, ko niekada gyvenime net nesvajoji susikurti. Tai nebijok tikrai ieškoti savęs, nebijok kliautis savo kūnu pojūčiais, savo intuiciją ir eik vėl.